Kaip geriau matyti tamsoje? Suvokiant, kad turim dvi sritis akies tinklainėje. Viena yra aktyvi šviesoj, centrinė rega, tai ten, kur mes žiūrim tiesiai. Ir kita periferinės regos laukas, zona. Tai tamsoj mes matome su periferiniu regėjimu, nes tamsoj centrinė rega išsijungia. Dėl to svarbu aktyvuoti, stimuliuoti periferinį regėjimą dienos metu, bet kur savo kasdienybėj, tam, kad tamsoje, prietemoje ta stimuliuota sritis vėl mums duotų naudą ten, kur jinai daugiausiai pasireiškia, tai yra tamsoj. Tai yra periferinio regėjimo laukas turi būti aktyvuojamas, stimuliuojamas, jeigu mes norim kuo geriau matyti tamsoje. Tai čia vienas dalykas. Apskritai, naudoti periferinį regėjimą. Kitas dalykas – vyzdžio išsiplėtimas, akies vyzdžio išsiplėtimas. Tamsoj jis turi maksimaliai išsiplėsti. Bet vėlgi, jeigu akis sustingusi, vyzdys neišsiplečia ir tamsoj matoma prasčiau. Ir dar trečias svarbus dalykas. Kadangi tamsoj mes nematome geriausiai ten, kur žiūrime tiesiai, nes ta priekinė centrinė rega yra atjungta. Mes matom su periferiniu regėjimu. Dėl to svarbu nuolatos keisti dėmesio tašką. Turi akys judėti, veidas judėti, kūnas judėti, kad mes su periferiniu regėjimu sugaudytume mūsų supančią aplinką. Tada mes galėsim daug geriau orientuotis, kokie objektai, kraštinės, kampai ir panašiai yra aplink mus. Kad mes tiesiog saugiai ar važiuotume, ar eitume, ar būtume ir realiai matytume objektus daug geriau tamsoje ir prietemoje. Viso to šitas praktikas orientuotas į periferinio regėjimo stimuliavimą, į skatinamą vyzdžių išsiplėtimą ir susitraukimą ir tuos mobilius akių judesius įvairiomis kryptimis, kad susigaudytume, kas mus supa. Mokinsiu antradienį regėjimo gerimo praktikose gyvai Vilniuje. Jei tau aktualu geriau matyti tamsoje, geriau gaudytis, geriau tiesiog jaustis saugiau, ramiau, galima pagerinti tiesiog integruojant praktikas ir tam tikrus įpročius į savo kasdienybę. Tai registracija www.gerasregėjimas.lt ir susimatome gyvai praktikose. Iki.